baisiai gerulė vieta čia, žiauriai gražu. Ar kada susimastei, kad tavo žodžiai tai ne šiaip kažkokie garsai, kad kiekvienas žodis yra tam tikra energija, vibracija ir ypatingai, kai tu sakai savo kažką. Tai kuria netgi tavo nuotaika, jausena, apskritai tavo tie žodžiai, kuriuos savo sakai, netgi kuria tavo visą gyvenimą. Ir sakydama, žiauriai faina, tu nesąmoningai maišai šviesą su tamsa. Ir tas siunčiamas signalas tai pasąmoniai tampa toks kaip prieštaringas, jinai nesupranta, tai tu čia nori dabar šviesos ar tu nori tamsos. Ir tai tampa tokia kaip ironija, kurios pasąmonė nesupranta. Bet kai tu sakai, aš verta, aš tai padarysiu, aš pakankama, aš išmintinga, aš graži ir taip toliau, tai yra vėlgi tos vibracijos, tie žodžiai, kurie suteikia tau daugiau pasitikėjimo, kurie stiprina tavo vidinį stuburą ir išlaisvina tave. Taip, kad visus tos žodžius, aš neverta, aš negaliu, man nepavyks ir taip toliau, pradėk laikyti kaip keiksmažodžius. Nustok juos vartoti ir pažadu tavo gyvenimo kokybė tikrai pasikeis. Na va, o jeigu tau smalsu, kokiaisgi dar būdais aš stiprinu savo vidinį stuburą, tai vienas būdų va taip, kaip tu kalbi su savimi, o jeigu smalsu daugiau, tai tiesiog rašyk komentaruose noriu ir su malonumu pasidarysiu. Pažiūrėk, kaip čia gražu. Oi, kokia čia graži vieta. Labai graži vieta, kur subėga dvi upės, jūros ir akmenos santaka.